Na ką, šiandien sveiki visi, sveiki atvykę į 12 mėnesio 12 dieną ir jau kaip ir suprantate, neįmanoma išvengti šios numerologinių kanalų, portalo to tokio ir be abejo Marija su savo energijom irgi turi pasidalinti su jumis kažkokiu tai resursu. O šiandien dalinsimės pinigų praktiką. Greitai griebiam savo piniginės, savo sistemas ar kažkokias vietas, kur laikote korteles, kur laikote kažkokius svarbus dalykus, atsidarote juos ir greitai išsivalote nuo visų čekių, nuo visų nereikalingų dalykų, kurie yra jau pasenę ir net nebandote sau leisti pagalvoti, kad man tai yra reikalinga. Jeigu jums yra reikalinga, prašom susidėti ir pasidėti į kitą vietą. Reikalinga, kad jūs tikitės, kad kažkas suges, jums reikės nueiti pasikeisti. Jūs tikitės, kad jūs ten kažkas jums atsitiks, bus reikalingas čekis. Jūs programuojate, iš karto čia lifehackas, programuojate vykti scenarijų kažkur su negatyvo ženkleliu. Tai šitą dalyką padarėm, išsivalėm, piniginės jau mūsų švarios, turime savo rankose ir ką toliau darom? Na ir ką mes darom toliau? Toliau išlaisvinom piniginę, viskas tvarkoj ir toliau jau dirbsim su savim. Atsisėdam, pasiemam savo popieriaus lapą, švarų gražų, atsisėdam, susirenkam save į energiją, tai reiškia, kad esam labai laimingi, pasiruošę keistis. Šiandien yra transformacijos diena. Šiandien yra ta diena, kai jūs uždedate transformacinės programas visiems kitiems ateinantiems metams. Tai sveiki atvykę į portalą, o dabar susitvarkykim savo pinigus. Tai ką, tai rašom tokį dalyką. Tikslą, pagalvojam apie tikslą, kiek mes norime uždirbti per metus. Net neabejotinai rašome sumą. Sumą rašome komfortišką, kad jums nekiltų jokių diskomforto, kad jeigu yra ten, o čia neįmanoma, čia prasideda ar ne programas, vadinasi, be abejo, jūs atidirbinėsite jas, rašykite komfortišką sumą. Paskui parašykite sumą, kurią norėtumėte gauti per mėnesį. Tai metų suma tai yra jūsų tikslas, sekanti suma tai yra suma, kurią norėtumėte gauti per mėnesį. Trečias dalykas, kokį jūs turite parašyti, kur jūs panaudosite visus šitos pinigus. Rašote papunkčiui, gražiai, tvarkingai, neįjungiate logikos, logika nereikalinga. Jūs formuojate savo ateitį, ateities programas, kurias jūs įsidiegsite šiandien. Tai jeigu dirbsite su logika, tai reiškia, kad jūs per kovą turėsite ir realizuoti visą tai. O jeigu dirbsite iš širdies, tai reiškia, kad pinigai ateis lengvume. Tai Na ir toliau. Toliau keliaujame užrašome viską, kas jums ateina į galvą. Vat savo planus, koks yra tikslas, viskas, kas logiškai keliauja aplink tikslą, aplink pinigus, bet tai turi būti konkreti suma metams, galbūt kita suma, neįjungiat logikos, kita suma ateina mėnesiui ar ne, ir kur jūs ją išleidžiate, kur panaudojate pinigus. Tai yra, be abejo, pinigai ateina į resursą, tai yra į poreikį. Ir pinigai ateina ne dėl to, kad turėti ir saugiai būti pagalbėm visokiom, o jie ateina į jūsų poreikį komfortiškam gyvenimui čia, realizacijai savęs čia. Tai užrašom visą šitą, neprirašom jokių ten kažkokių romanų, viską konkrečiai. Tiek suma, tokiam mėnesiui, tokiems tikslams, ar ne? Ir visą šitą užfiksuoju ir parašykite, aš labai esu dėkinga ar dėkingas už visas galimybės, kurias man suteiks pinigų energija per visus šituos ateinančius metus. Aš labai dėkinga visoms aplinkybėms, visiems žmonėms, visoms situacijoms, kurios susiformuos, kad aš gaučiau šitą sumą.
padėkojate, sulankstote šitą mažą lapelį ir įsidedate iš savo išvalytą piniginę, išvalytą ir vietoj tų visų čekių nereikalingų dalykų, čia kreipiuosi moteris, ypač vietoj viso šito įsideda šitą lapelį ir laikote jį iki kitų metų portalo. Ir kitais metais. Na ir ką, padarėte didžiulį darbą. Sveikinu jūs visus, įsidėkite šitą visą lapą, įsidedam į piniginę ir jį laikom iki kitų metų. Tiesiog energija, atsakomybė, viską, ką ten sudėsite šiandien, ypatingai, tai yra portalo diena, tai yra programavimo diena, ką jūs norite keisti, viską galite keisti. Tas stebuklingas lapelis, jūs apie jį ir pamiršite, o kitais metais jisai duos apie save žinoti. Tiesiog galite ir užkrauti, kad pasižiūrėti kitų metų 12 dieną. Energetinis apsikeitimas iš manęs tai yra, aš noriu iš jūsų gauti ką. Aš duodu jums informaciją, tai pas jūs įvyks 100%. Ir energetinis apsikeitimas dėmesio. Pirmiausia, jūs turite atverti širdis. Antra, jūs turite patikėti tuo. Ir trečia, jūs turite kitais metais parašyti man rezultatą. Tai yra must have, tai yra būtina. Okay? Tai lauksiu jūsų visų kitais metais. Tikiu, kad prisiminsite, tikiu, kad rasite mane ir tiesiog pasidalinsite. Tai užprogramuoju aš jūs šitiems 3 energetiniams apsikeitimams. Jūs turite visą tai įvykdyti, kad jums visą tai įsipildytų. Tai yra atveriat širdį rašant, reiškia, mes pakeliam vibracijas. Antras dalykas, jūs patikite tuo, tikite 100%, kad tai vyks. Ir trečias, kai kitais metais 12 dieną parašote man feedbacką, kad ačiū Marija, tai įvyko. Ir tai bus galutinis tikslas ir pažiūrėsit, kokie jų. Tai tikiu, kad visi suprato, šiandien manifestuokit, dirbkit su savim, šiandien yra portalas 1212, tai yra energijų išsivalymo ir užkrovimo naujų diena. Kalbėkit su savo kūnu, programuokit viską, kas įmanoma, gerkite vandenį, užprogramuotą savo minčių, savo galią, kalbėkit su savo kūnu, su savo aplinka, su savo tėvais, ypatingai padėkokit, kad ir jūs nesutarėt ar kažkokie tai dalykai, padėkokit mintise. Būtinai apsikeitimo energija, tai yra padėkos energija, yra pati veiksmingiausia, kuri įgalina pradėti veikti visiškai kitokias vibracijas. Pasijuskite dievais šiandien, kad jūs galite suformuoti, patikėkite tai. Jūs iš tiesų galite viską keisti ir pakeisti, kad būtų daug įdomiau gyventi, kad vibruotų pasaulis į jūs tam tikrais ženklais, kas turės ir šiandien labai daug tų ženklų pasireikšti ir stebėkite juos, improvizuokite, valdydami juos, jeigu pamatote kažkokį ženklą su einančius skaičius ar ne, ar paklauskite savęs tiesiog eidami kažkur būdami, kad o kaip man tai padaryti, ar kaip man atrasti atsakymą ir taip toliau. Aplinka, matrica jums šiandien duos visus atsakymus. Jūs tik tai išdrįskite paklausti savęs ir jūs tikrai žinosite, kad pamatė kažkokią sentenciją gatvėje, kažkokie praeiviai kažką pasakė netikėtai, išgirdot ar kolegą ir taip toliau. Jums išsipakuos informacija ir jūs aiškiai pajusite, kad tai yra ženklas. Taip, tai yra portalas, kuriame aplinka visa matrica kalba su jumis. Užprogramuokite. Na ką, tai gavote praktiką, dabar jums belieka padirbėti su savim, atverti širdis, eiti į gražią dieną ir toliau gražiai ją užbaigti, juo labiau šiandien yra penktadienis, nuostabi diena, ir ne visi laimingi keliauja į savaitgalį pirkti dovanų. Tai jums didžiausia dovana nuo manęs. Rašykite sumas, dėkite į piniginę ir tegul šitą atsakomybę jums
išaugina sparnus materijoje, į komfortą, į prabangą, į realizaciją, į keliones. Tai būna mano dovana jums. Atsiveria jums visos realizacijos ir materijos programos, kad jaustumėtės komfortiškai, laimingi, turtingi ir mylimi. Tai kaip visada su meile Marija ir iki kitų susitikimų, mano Eglutė, visai neblogai. Bučkiai, su meile Marija.